Va čia va yra taškelis. Minimalus. Mikrono. Bet jį reikia sutvarkyti. Aš Robertas Eurikui dirbu 16 metų, prieš tai dirbau kitoje įmonėje dar 10, tai iš viso 26 spaudoj metais spaudėjų. Tai koks tas spaudėjo darbas Eurikui? Ateini prie mašinos, susižiūri, ar viskas vietoje, svarbiausia pasitikrinti, ar visi dokumentai teisingi, nepražiopsot nieko. Susižiūri viską, susidedi klišes, mašina viską pristumė, na ir tiesiog stebi spaudos procesą. Na va, mašina pristumė viską automatiškai, ne visa sekcija suveda automatiškai, reikia padėti rankiniu būdu, dabar ir pabandysim. Čia yra automatinė patikra mašinoje, tau labai gerai padeda žiūrėti kokybę. Pilnai patikrą įjungti galima tik važiuojant mašiną. Kai mašina važiuoja, greitis, tada jau viską jinai fiksuoja, visus netitikimus. Tai trumpai ir tiek, kodėl dirbu šitą darbą. Na, nežinau, nes man patinka. Kiekvieną dieną vis kitoks darbas, šiokie tokie iššūkiai dėl kokybės, su atskirais klientais. Na ir stengiamės, kad viskas būtų padaryta kuo geriau. Taip, kad jeigu esat kruopštus, ypatingai atsakingas, tai čia jūsų darbo vieta. Prašau.